Bet ant kiek žiauriai nejuda ką, ant kiek stagnacija. Vasaris visiškai gaunasi toksai poilsio metas, tai reikia svarbu labai daug nesidraskyt, čartus pildyt, edukuotis, ilsėtis ir nepergyvent, pasportuot galbūt, pasimėgaut gražių orų laukia, tikrai žiauriai geras oras dabar. Graži žiema tokia, kokia turėtų būti per kalėdas, o ne dabar. Tai va, ir va taip savo čilint, ramiai leist laiką. Nes realiai, nu nebent treidinat Nasdaqą, S&P, tada gal biškai įdomiau, o jeigu kripto, tai, nu nebent skalpina, tada labai įdomu, bet day traidai, svingai, forget it. Jeigu įlipot iš anksčiau, tai įlipot, o dabar tai stagnacija, nu ta prasme, ką čia stapė padaryti. Ką čia stapė padaryti paskutinę savaitę? Nieko. Paskutinės gal netgi 10 dienų, 2 savaitės, nieko nedaryti. Čilint ilsėtis, bet planas yra vis dar validus. Vis dar validus. Aš vis dar tikiu šitom demand zonom, manau, kad jos yra validžios. Planas vis dar validus yra. Žodžiu, o kas norit išmokti? Prisijungti prie tradinimo bendruomenės, išmokti techninės analizės, gauti signalus. Žinot, ką daryti į telegramą mūsų, Oskaras Trading, parašykit, mums gausit visas sąlygas, kaip kas kur, ir prisijungsit prie geriausias Lietuvoje bendruomenės. Tai aš jums pažadu. Turim 5 analitikus, kurie duoda signalus, kurie pastoviai aktyviai dirba, o jeigu būna, kad ir kokių tokių silpnesnių laikotarpių kaip dabar, kai rinka shiftins, pasikeis, tai paduosim daug judesio. Kol kas irgi ramiai, norim gražių setupų išlaukti, nereikia skubėti. Iš tikrųjų nereikia proporcingai kiekvieną mėnesį norėti, kad žinai, tas pats profitas būtų kiekvieną mėnesį vis taip pat. Būna geresnių mėnesių, kur reikia juos išnaudoti, būna prastesnių, kur reikia turėti daugiau kantrybės ir kaip va dabar nelysti ir be reikalo nedeginti kapitalo ir nestresuoti. Tai va bent jau mano toks mąstymas yra. Tai va taip ir palikim šitą čartą iki kol gausim kažkokį tai konfirmaciją, kad laikas lipti į longą, kol kas čilinam šortį. Tai va, tai tiek šį vakarą jaučiu Jasmine ir Pepe užteks ir, nu, jeigu kažkas įdomiau vyks, tai papostinsiu, kol kas tai taip, ar ne? Kol kas reikia skirti laiko savo ir šeimai ir edukacijai ir čartam. Tai va. Tai šį vakar tiek, pasimatysim rytoj. Ačiū už aktyvumą, laikus, kaip visada. Ir parašykit komentaruose, ką nori dar, kad pažiūrėčiau.